You are standing there, and oh, how strange it seems. Day. Ir aš tai motinystėje pati esu labai dėkinga, nes jeigu ne motinystė, ne vaiko atsiradimas mano gyvenime, manau, kad manęs kaip dizainerės šią dieną tikrai nebūtų mano kūrybos. Tai aš manau, kad motinystė suteikia moterim džiaugsmo, galbūt leidžia atsiskleisti tam tikriem talentam. Ir ne vienas yra sakęs, kad turbūt, kad aš esu to pakankamai gražus pavyzdys, kad motinystė atskleidžia žmogų. Ir niekas net negalvoja, kad aš galiu kurti. Ir būtent tapus mama, aš pradėjau kurti, turbūt, kad nerealius dalykus, ko pati neįsivaizdavau, kad aš galiu tą padaryti. Dėl vaikų kolekcijos aš tariuosi. Gustė tikrai reguliuoja mum kolekcijos spalvas, suknelių modelius, ypatingai suknelių modelius. Turbūt, kad suknelės kuri pagal Gustės poreikį. Suknelė būtinai turi suktis. Ir Gustė yra tas pirmas vaikas, kuris matuojasi mano pirmą gaminį, jį testuoja, jį komentuoja, reiškia, nešioja ir turbūt, kad ir dažnai kritikuoja, kas jai netinka, ką jinai norėtų padaryti kitaip, kas jai būtų gražiau kaip mergaitei, pagal jos supratimą. Tai man iš tikrųjų pakankamai gera pagalba. Mes iš tikrųjų labai daug bendraujam. Ir jau minėjau, kad kai Gustė pradėjo kalbėti, mes su ja iš tikrųjų visada bendraujam kaip su suaugusiu žmogum. Niekada nėra ten, žinai, kaip būna supermamytės, reiškia, tas vaikas atrodo visada kūdikis, ar jam ten 5 metai, ar 11, ar 15, visada tas kūdikėlis. Nežinau, aš galvoju, kad tas požiūris, toks perdėtas požiūris su tuos vaikus šiek tiek žaloja vaikus ir, reiškia, neleidžia jiems užaugti protingais ir tu prasme, tvirtom asmenybėm. Ir kuo anksčiau tu pradėsi su to vaiku bendrauti kaip su suaugusiu, pasakoti apie gyvenimą tokį, koks jis yra, tas vaikas iš tikrųjų greičiau subręs, man atrodo. Jeigu būtų mano valia, aš šiek tiek norėčiau pakreipti Gustės stilių, išvaizdą ar ne, bet jinai pas mus yra labiau, kaip sakau, suknelių mėgėja. Aš labai norėčiau, kad jinai labiau nešiotų nusmukusio klyno kelnes, kurias aš kuriu, bet jinai turbūt labiau į tą princesės pusę linkusi ir jinai nešioja tik mano suknelės. Yra dalyko, ko jinai visiškai nenešioja ir turbūt aš galiu atskleisti, bet tai nėra turbūt tokia baisi paslaptis, ar ne, kad Gustė niekada nenešioja mano kurtų džinsų, vaikiškų džinsų. Nors atrodo tie džinsai pas mus yra kažkas tai nerealaus, populiaru, labai mamos myli, perka, grįžta ir pasiteisina ir labai kokybiški. Gustė niekada nėra jų užsidėjusi ir turbūt, kad niekada aš jas nekalbėsiu. Ir labai tikiuosi, kad jinai eis kartu su mumis į tą mados pusę. Mes vis tik esam tėvai, kurie galvoja apie ateitį ir norim užsiauginti savo tą kartą, kuri perims mūsų sukurtą imperiją. Man pasisekė su vyru, aš visada jį visiems giriu. Ir turbūt, kad su jo pagalba mes esam šiandienai tvirta ir stipri kaip įmonė. Jis yra tas žmogus, kuris, kaip sakoma, veda įmonę į priekį. Aš esu tik kūrėjas, o jis yra tas, kuris realizuoja mano kūrybą gyvenime. Tai aš manau, kad mes pati geriausia esam komanda ir neįsivaizduoju, kas galėtų geriau nudirbti tuos darbus, ką daro mano vyras, nes jis geriausiai mane gali suprasti. Lygiai taip pat aš jį geriausiai suprantu jo poreikius, nes lygiai taip pat ir mano vyras man padiktuoja
ko reikia, reiškia, parduotuvėm, ko reikia mūsų klientam, jisai to domisi, jisai dirba su pardavėjom ir tik per jį aš gaunu tą informaciją. Tai mes vienas kitą puikiai papildome ir suprantam, dėl to mums turbūt, kad puikiai sekasi dirbti kartu. Mes taip labai neprisirišam prie kažkokių taisyklių apskritai gyvenime, mes gyvenam be jokių taisyklių. Mes tiesiog mėgstam būti kartu ir tiek. Ir mes apskritai be galo šeiminiški esam. Išvažiuok vienas iš namų vienai dienai palikti kažką. Ta prasme, jeigu mes kažkur tai migruojam, mes visada migruojam visi kartu. Labai retai, kada mes iškeliaujam, reiškia. Yra griežta taisyklė. Jeigu atostogaujam, prisiminiau. Jeigu atostogaujam prie, reiškia, šiltuose kraštuose, mes atostogaujam visada 3 ir šitos taisyklės niekada nelaužom. Taip? Teisingai. Tai yra turbūt vienintelė taisyklė. Pakeliaujam, būna atskirai, bet jeigu atostogauti, mes atostogaujam ne taip ir dažnai, mes atostogaujam kartą per metus, jau tokių ilgesnių atostogų, 10 ir ten 2 savaitėm, 10 dienų. Tai tik su vaiku kažkaip nenorim iš jos irgi atimti tą džiaugsmą, pamatyti pasaulį.